Labas, brangiosios, be galo jūsų pasilgau, jau yra 2017 metai, tai sveikinu šiek tiek pavėluotai su naujaisiais metais. Ir jau seniai galvojau padaryti video, iškart po vlogmas jūsų žiauriai pasilgau, net buvo keista tiesiog atsikelti, nieko nefilmuoti ir eiti miegoti, nieko, ta prasme, svarbaus nedarant, neredaguojant video ir panašiai. Iš tikrųjų, aš jums vieną video nufilmavau, bet jį filmavau užvakar ir tai bus lygiai toks pats video, bet aš to, kur užvakar filmavau, nekelsiu, nes tai buvo naktį su dirbtinė šviesa ir man jisai žiauriai nepatiko, taip kad aš jį perfilmuoju dabar. Ir kadangi jau saulė leidžiasi, bet dar yra šiek tiek dienos šviesos, debesų nėra, tai greitai jums nufilmuosiu video, kurį labai ilgai norėjau padaryti. Tai šiais metais savo YouTube pradėsiu su pažadais savo ir labai norėjau nufilmuoti šį video, nes tiesiog norėsiu pasižiūrėti šiuos pažadus metų gale ir tada tiesiog palyginsiu, kaip aš juos įvykdžiau ar nevykdžiau, kaip man sekėsi ir panašiai. Taip kad savosius beje aš pasirašiau dar 2016 metais, maždaug lapkričio mėnesį. Tai bus nenusižiūrėti kažkokie, o tiesiog mano tokie siekiai. Tai ką, nepliurpus, aš pradėsiu ir juos užsirašiau telefone. Taigi, rašiau pusiau prancūziškai, pusiau lietuviškai ir nežinau, kaip gausis, taip ir papasakosiu, ne viską iš eilės, bus ir tokių susijusių dalykų, vienas gale, vienas pabaigoje, vienas pradžioje, kitas gale, tai nepykit labai. Tai pirmas tikslas yra mano naujasis projektas, apie kurį aš daug nešnekėsiu, nes negaliu jums išduoti, kas tai yra, tai tiesiog, kad jūs neerzinčiau, tiesiog pasakysiu, kad tai yra susijęs su darbu ir kad mūsų naujasis projektas įvyktų, kad viskas pasisektų, kad įgautų atgarsį ir kad viskas klostysi lengviau negu klostys iki šiol, nes jau susidūrėme su labai dideliais sunkumais einant šio projekto linkme. Bet nieko, mes juos įveikėme ir tikiuosi viskas toliau bus gerai. Prancūziškai užsirašiau gražus kūnas, tai tiesiog noriu šiais metais, jau kaip žinote, jau praeitais metais užsirašiau ir salę, Bikram jogą šiek tiek primiršau, bet dabar vėl jau pradėjau vaikščioti po porą bent jau kartų per savaitę. Tai susikoncentruosiu dabar grinai į džimą ir norėčiau įgauti šiek tiek formų, nes aš esu liekna nuo pat gimimo iki dabar aš esu liekna. Kaip matėte mano vlogmas, tai jums geras rodymas, kad aš tikrai valgau, aišku, ne viską filmavau, ką valgau, bet matėte, kad valgau ir pietus, ir vakarienę, pusryčius labai retai valgau, bet aš esu valgantis žmogus ir tikrai dietų jokių nesilaikau. Tai mano tikslas nesulieknėti, o įgauti formų ir tai bus vos neištryniau visko. Ir tai bus salės pagalba. Manger bien. Tai reiškia gerai valgyti. Tai čia vėlgi prie to pačio, kad gerai valgyti, ne tai, kad daugiau ar mažiau valgyti, bet valgyti daugiau kokybiškesnio maisto, valgyti labiau maistą namuose, nes kaip vėlgi matėte iš mano vlogmas video, kad aš galbūt per visas 24 dienas valgiau kokius 3 kartus namuose gamintą maistą ir tai mane be galo erzina ir šiais 2017 metais aš planuoju, tikiuosi, kad aš galėsiu daugiau gaminti namuose, kad ir paprastų kažkokių dalykų, bet, na, reikia tiesiog valgyti namuose, prisiversti save, atrasti kokią porą minučių, bent jau nusiskusti kokią morką, išsikepti vištienos gabalą, nes valgyti greito maisto restoranuose ar šiaip netgi klasiškose restoranuose nėra gerai, nes vis tiek yra daug visokių priedų, padažų ir panašiai, taip kad tai nėra gerai jūsų kūnai. Daugiau tęsti nerūkyti, tai dėl rūkymo, kas mane sekat Instagrame, beje paliksiu Instagramą čionais vėlgi savo, jeigu norite daugiau sužinoti apie mane. Tai aš mečiau rūkyti lazerio pagalbą, aš nerūkiau 2 mėnesius ir man tai sekėsi gan lengvai iš tikrųjų. Ir aš užsirūkiau šiame metų gale, tai buvo, man atrodo, 27 dieną, nes sužinojau šiek tiek skaudžių dalykų mano šeimoje įvyko
Ir, nežinau, viskas taip susėjo, kaip ir minėjau, vlogmasi nebuvo man toks labai fainas tas gruodžio mėnesis. Tai aš tiesiog palūžau ir užsirūkiau cigaretę ir aš rūkiau nuo 27 iki 31 gruodžio ir nuo sausio 1 vėl neberūkiau. Tai čia buvo toks mano lūžis 3-4 dienų. Tai va, tai toksai vėl tikslas toliau tęsti neberūkyti. Išleisti mažiau pinigų. Leisti mažiau pinigų, nes, nežinau, kai turi pinigų tiek, kad gali leisti savo, kad nori, kada nori, tai tą ir darai, ką nori, kada nori. Tai va, tiesiog išleisti mažiau. Ir dabar vėl aš prasileisiu, nes kas sekate mane vėlgi Instagrame, matėte, kad vakar aš užpyliau arbatos puodą ant savo kompiuterio ir kadangi jis krovėsi kaip tik tuo metu, tai įvyko ten kažkoks kontaktas negeras ir mano kompiuteris nebesijungia. Tai rytoj eisiu pirkti naują MacBooką ir išleisiu ant to, tada keisiu savo telefoną, išleisiu ant to. Ir dar bus daug išlaidų ant sekančio dalyko, prie kurio toj prieisiu. Kuris ir bus po šito išleisti mažiau, tai yra daugiau keliauti. Praeitais metais keliavome daug, bet keliavome labiau po Europos miestus, kažkur labai toli, man atrodo, ir neskrydome. Jo, labai daug aplankėme Europos miestų. Tai šiais metais noriu nuskristi į tolimesnės keliones ir jau į vieną kelionę mes nusipirkome bilietus užvakar. Tai turėjome spręsti arba dabar, arba jau kitais metais, nes su mūsų projektu mes galime pasimti atostogų maksimum iki kovo mėnesio. Tai aš susiradau greitai bilietus ir mes nusipirkom 2 bilietus į Meksiką ir mes skrendame vasario pradžioje ir laukite mano vėlgi naujų kelionių vlogų. Tai žiauriai dėl to džiaugiuosi ir beje, panelės, kas buvot Meksikoje, labai prašau jūsų palikti komentaruose apačioje, kokios vietos, viešbučiai, restoranai, salos, kriokliai, piramidės ir panašiai, ką turite man patarti, ką mes turėtume aplankyti, nes mes keliausime 20 dienų, man atrodo, tai pas mus laiką taip yra. Pirmą nusprendžiame, galime tik 10 dienų išvaryti. Tada galvom, kaip 10 dienų, 2 savaitės jau čia taip toks apvalus skaičius, 2 savaitės. Ir galų gale vis tiek nusprendžiam visą laiką keliauti ilgiau, tai nusipirkom bilietus 20 dienų. Taip, kad mes turėsime laiko apkeliauti ne visą Meksiką, aišku, ne tą pavojingąją dalį, bet bent jau tas turistinės visas turistam prieinamas vietas tikrai galėsime aplankyti, tai lauksiu jūsų būtinai patarimų. Kitas dalykėlis, ką aš susirašiau, daugiau daryti gero kitiem ir aš pastebėjau per 2016 metus, kad aš pradėjau, nežinau, kažkaip labiau vertinti kitus žmonės ir labiau vertinti jų džiaugsmą, kai jiem kažką padarome gero. Tai, nežinau, man tai labai suteikė džiaugsmo 2016 metais, tai planuoju 2017 metais toliau tai daryti. Tai toks greitai vėl story time prie tų gerų darbų, tai tokį gerą darbą jau padariau šių metų pradžioje, tai mes turime cleaning lady, namų tvarkytoją, kuri tvarko mūsų namus, lygina, plauna ir kuri tvarko taip pat time-outą mūsų. Tai žiauriai faina panelė, jinai yra filipinietė ir kažkada jinai atėjo pas mane ir aš ją kažkaip iš darbo palydėjau iki namų, nežinau kodėl ten gal pakeliu į parduotuvę kartu ėjome. Tai ir iš šnekos taip išėjo, šnekėjom apie piragus ir jinai tokia taip liūdnai man sako, blemba, aš irgi norėčiau savo mažyčiam bute kepti piragus ar kažką orkaitėje, bet sako, aš neturiu orkaitės. Tai aš jai nupirkau tą tokią nešiojamą orkaitę, tai palikau ją dabar darbe ir jinai turėtų šiuo metu jau būti darbe ir rasti didžiulę dėžę su užrašyta su palinkėjimu jai. Tai va toks geras darbas, dėl kurio šiandien žiauriai džiaugiuosi, nes labai buvo šiandien sunki diena ir man tai bent jau pakelia nuotaiką, žinojimas, kad jinai surasta dėžę ir gal šiek tiek pralinksmės. Kitas dalykas, toksai dar beveik niekam apie jį nepasakau, bet tai čia yra toks tik tai dalykėlis, jeigu turėsiu kada nors laiko. Tai aš noriu sukurti savo marškinėlių liniją, savo marškinėlių brandą. Trumpa istorija, kaip aš kito darėjau, kadangi Marselis yra miestas pietuose, pas mus didžiausią dalį metų būna šilta ir dažnai mes nešiojame marškinėlius
Ir aš niekada nerandu savo morfologijai, aš nežinau, ar taip sakosi lietuviškai, kūno sudėjimui tinkančių marškinėlių. Tai aš sugalvoju sukurti, nes pirma, tai nedaug kainuoja, antra, labai lengva padaryti tam reklamą ir trečia, tiesiog labai galima daug pasisemti idėjų ir sukurti kažką originalaus. Ir kitas klausimas, blema, kaip aš pasilgau su jumis kalbėtis, man reikia sugalvoti šiam brandui pavadinimą, jeigu jisai kad nors vyks. Tai lauksiu jūsų pasiūlymų apačioje, lietuviškų pavadinimų nepriimu. Ta prasme, galite rašyti, bus įdomu, bet tai nebus lietuviškas pavadinimas, tai bus angliškas arba prancūziškas, bet labiau bus angliškas. Tai galite angliškai rašyti kokius trumpus pavadinimus, kas jums šauna į galvą, man tai bus labai pravartu. Kitas dalykas, tai tokie smulkus, gerti mažiau kavos, nes 2016 metais aš niekada tiek daug kavos negerdavau, 16 metais labai daug geriau kavos, dabar mažinu. Gerti daugiau vandens, valgyti mažiau desertų, nes aš maždaug iki 23 metų aš nekenčiau desertų, aš nekenčiau visko, ir iki šiol nelabai mėgstu miltinių visokių dalykų, patiekalų, bet jau su desertais pradedu labai piknaudžiauti ir man vieno deserto niekada neužtenka ir man turi būti desertas po kiekvieno dienos valgio, taip kad jo. Ir užsirašiau naujas hobis, tai tiesiog kaip ir kažkuria, man atrodo, vlogime sakiau, kuo mažiau laiko turite, tuo daugiau darbų norite nuveikti, tai va, aš tiesiog noriu dar surasti kokį hobį. Galbūt grįšiu prie prancūzų kalbos mokymosi, tiksliau jau, kad įtvirtinti tas visas žinias, arba imsiu naują kalbą mokytis, labai noriu išmokti ispanų kalbą, jau ją šiek tiek moku, bet tiesiog, kad galėčiau normaliai sušnekėti su žmonėmis. Norėčiau taip pat eiti į maisto kursus, norėčiau išmokti groti kokiu nors instrumentu. Ir, na nežinau, tai va, dėl to vėlgi lauksiu pasiūlymų, galbūt turite kokį įdomų užsiėmimą, kas jūs labai užkabliavo, nebūtinai užsiėmimas turi būti kažkur kitoje vietoje, galbūt namuose ir panašiai, tai lauksiu vėlgi jūsų pasiūlymų, žiauriai jums daug klausimų turiu šiandien. Tai va, tai matau, 13 minučių kalbėjau ir nenoriu užsitęsti, tai viską pasakiau tą, ką aš turėjau užsirašiusi, tikslų be abejo turim daug daugiau, bet tai čia tokie pagrindiniai, kurie tiesiog šovė į galvą tuo metu, kai rašiausi savo planus. Ir pasakykite man, kokie jūsų planai, kokie jūsų užsibrėžti tikslai 2017 metais, gal jau ką nors pradėjote. Na, žodžiu, tiesiog paplepėkime apačioje, labai jūsų dar kartą pasilgau. Linkiu visų tikslų įgyvendinimo, linkiu atrasti laiko viskam, ką tik norite įgyvendinti. Kartosios, kai visą laiką nebijokite rizikuoti, išeiti iš savo komforto zonos ir keliauti. Mažiau pirkite pudrų, o nusipirkite geriau kelialapį į kokią kelionę. Dabar žinau, kad iš Europos yra labai pigiai kažkur galima nuskristi ir tik tai pasiieškokit, pasidomėkit, praplėskit savo akiratį. Tada myliu jūs, bučiuoju. Iki.